Kaip pritraukiat kapitalą? Mes ką darom, tai tiesiog esam padarę galimybę investuoti žmonėms pas mus už palūkanas, ta prasme, į mūsų nekilnojamo turto objektus. Tai čia labiau gaunasi, kad žmonės investuoja pas mus į įmonę, į Baltijos namus ir tada mes su tais pinigais darom nekilnojamo turto. Šį principą. Čia kaip kalbėjom, reitas. Reitas, reiškia, principą reitas. Realiai, kaip darom, tai tiesiog pinigų prognozė. Ar ne? Tai prognozuojant pinigus, turim 5-6 sąskaitas ir turim atskirą pelną, turim savo vidinę statistiką ir mes sekam kiekvieno projekto ar ne atskirą pelną. Ir mes turim tokią pinigų, kaip čia pasakyti, pelnas pirmiausia sistemą taikom. Kiekvieną projektą, kai realizuojam, mes turim atskirą sąskaitą ir nuo kurios procentą atidedam į pelną, į operacinės išlaidas, į akcininkų atlyginimą, mokesčiai ir tada yra atskira dar sąskaita, tai yra įmonės apyvartiniai pinigai, tai yra būtent kas yra paskirta projektą. Turim tokią, kaip pavadinsiu, kietą lentelę, kuri mums skaičiuoja prognozes su dirbtiniu intelektu. Mes esam pasidarę irgi įsivedam, kiek šitam projektui reiks pinigų ir kada mes norim jį išvystyti, per kiek laiko ir jis mums automatiškai skaičiuoja dienom netgi ir ne kiek mums reikės kurį mėnesį pinigų.